Savaitę Birštone treniravęsi krepšininkai jau rytoj turės progą pasitikrinti jėgas prieš kitą savaitę prasidėsiantį pasaulio čempionato atrankos langą. Rytoj Lietuvos rinktinė draugiškose rungtynėse susitiks su Ukraina. Treneris Rimas Kurtinaitis sako, šį kartą svarbiausia individualius talentus atskleisti per komandinį žaidimą. Jeigu anksčiau mes ir languose vidury metų daugiau žaidėm tokį komandinį žaidimą, dabar mes daugiau orientuojamės į individualias savybės, bet aišku, tas neturėtų peraugti tik tai individualias savybės. Mes norim ištraukti iš kiekvieno maksimumą, bet žaidžiant komandinį krepšinį. Taip rinktinę apibūdino vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Jis po beveik savaitės praleistos su 15 krepšininkų atliktų darbų buvo patenkintas. Jau rytoj Lietuvos krepšininkai jėgas išbandys draugiškose rungtynėse su Ukraina, o kitą savaitę jų lauks paskutinės pirmojo pasaulio čempionato atrankos lango rungtynės su Didžiąja Britanija ir Italija. Lietuviai per ketverias atrankos rungtynės iškovojo 2 pergales ir grupėje užima 2 vietą. Pirmas 3 vietas užėmusios komandos žengs į kitą atrankos etapą, todėl dabar labai svarbu laimėti. Nugalėtojų mentaliteto svarbą pabrėžė ir strategas. Aišku, pirmą tai turim laimėti, nes visas rungtynės nori, kad laimėtų. Mes turim išsiugdyti nugalėtojų mentalitetą. Tik tai nugalėtojų mentalitetas išsiugdo tik tai per pergalės, jau niekur nedingsim. Bet esmė, kad mes norim sužaisti minimumą, ką norim, nes nenorim atsidengti prieš svarbias varžybas, prieš anglus ir prieš italus. Tai kažko mes esam pasidarę, bet mums nėra tas tikslas toksai, kad mes turim žūtbūt laimėti prieš ukrainiečius. Turim žaisti, turim laimėti ir turim iš šitų rungtynių kažką pasitobulinti, kad žaisdami oficialias pasaulio čempionato varžybas galėtume sužaisti kuo geriau. Kurtinaitis džiaugiasi prie rinktinės sėkmingai prisijungusiais ir po truputį įsiliejančiais Matu Buzeliu ir Kasparu Jakučioniu. Kiek vėliau į Birštoną atvykęs Margiris Normantas taip pat žavėjosi komandos naujokais. NBA žaidėjai džiugina. Ne, šiaip iš tikrųjų tai smagu vėl susitikti su, sakykime taip, su chebryte, pažinti tuos jaunus talentus. Smagu vėl su tais pačiais treneriais dirbti, tai tiesiog gerai padirbėjom ir dabar eisim daryti darbą. Kurtinaitis įvertino ir galimą Jono Valančiūno atvykimą į Kauno Žalgirį. Aš manau, kad čia dabar turėtų tarti ne tik tai Žalgiris savo žodį, turi tarti, sakysim, klubas, ar jį paleidžia, nepaleidžia. Aš nežinau, kokia ten yra ta visa sistema. Bet visumoje tai aš kalbėjau ir su Jonu, jis pats labai teigiamai tai žiūri, tik tai dabar jau sprendimai ne Žalgirio, ne Jono, bet NBA. Po rytojaus akistatos su Ukraina Lietuvos rinktinė ketvirtadienio oficialiose atrankos rungtynėse susitiks su Didžiąja Britanija. Rungtynes transliuos LRT.